Pavasaris, puikus gamtos vaizdai, kaip matėme iš video, puikus, geras oras pavasariškas ir mus medžiotojus kviečia kuo greičiau į gamtą. Taigi aš Gintas, kviečiu jūs į pavasarinę bebrų medžioklę pas mane. Bebrų pavasarinė medžioklė savo adrenalinų kiekių prilygsta šernų medžiokliai ar kitai stambių kanopinių žvėrių medžiokliai. Pavasarį bebrai maitinasi aktyviai, ieško savo poravimosi vietų, todėl pavasarį bebrą sumedžioti yra žymiai lengviau negu kitais medžioklės sezonų laikais. Aišku, medžiotojai pavasarį daugiausiai medžioja įprastu būdu, tai yra tykojant, kada bebras išlys iš savo namelio ir taip turėdamas kažkiek tai medžioklės žinių apie bebrų medžioklę, tu pavasarį nesunkiai sumedžiosi bebrą. Bet aš dar norėčiau jums taip pat pasiūlyti ir dar vieną medžioklės būdą, tai yra medžioklė bebrų sėlinant upės pakrantėmis, upelių pakrantėmis ir taip bandydami sumedžioti savo norimą laimikį. Aišku, šis medžioklės būdas yra gana sunkus, nes reikia klampoti per pelkes, lipti per įvairias kliūtis, bet ir jis tuo yra žavingas šis būdas. Taigi, ir kuo šis būdas yra geresnis negu medžiojant paprastu būdu tykojant. Aišku, mes vaikščiodami pamatome žymiai daugiau gražių vaizdų, žymiai galime daugiau gėrėtis pačia gamta, bet ne tai tas turi esmės. Esmė yra ta, kad einant upės pakraščiais ar upelių pakraščiais, jums yra didesnė tikimybė ir daug kartų susidurti su bebru ir jums reiks priimti akimirksnių savo sprendimo šauti ar nešauti ir taip jums bus suteikta daugiau galimybių patirti daugiau adrenalino. Žinoma, šiuo būdu mes sumedžiosime daugiau bebrų negu, sakysime, medžiojant paprastu būdu, tai yra tykojant. Bet šis būdas, tai yra medžioklė sėlinant, medžioti bebrus tinka tik pavasarį, nes kitais metų laikais juos medžioti sėlinant dėl matomumo yra sunku. Todėl nedelsk, jei nori, žinoma, įeik į mano tinklaraštį, kurio adresą matote apačioje, užpildyk anketą, užsiregistruok arba man paskambink ir mes būtinai su tavimi suderinsime laiko dėl bebrų medžioklėse. O dėl nakvynės tikrai nesirūpink, nes gali pernakvoti pas mane, mano medžioklės sodyboje, kur mes po medžioklės, žinoma, aptarsim ne tik tai bebrų medžioklę, bet ir pakalbėsime, padiskutuosime apie kitas medžioklės, kur aš galiu jums duoti daug naudingų patarimų, nes aš turiu nemažai medžioklės praktikos. Todėl dar kartą siūlau nedelsk, nes pavasaris praeis labai greitai. Registruokis mano tinklaraštyje ir nepraleisk progos. Manau, kad mes suderinę laiką dėl medžioklės bebrų susitiksime su jumis ir puikiai praleisime medžioklės laiką.